Miškavežių sugadinti ne tik miško, bet ir viešieji keliai. Didžiausias galvos skausmas Varėnos rajono seniūnams ir gyventojams. Margioniškė Onutė Drobelienė sako, visą žiemą kėlėsi ir gulėsi su pjūklų gaudesiu. Dzūkijos nacionalinėme parke miškai paversti medienos sandėliais, keliai niokojami. Skaičiuojama, kad kasdien Varėnos rajono miškuose dirba daugiau nei 1000 miškavežių. Aš gyvenime savo nemačiau tokio totalaus kirtimo. Važiuoja pilnos jau tos fūros dvigubos, netgi mūsų šito keliuku naujai padarytų. O į mišką kiek bandžiau nuvažiuoti. Tiek porą kartų įklimpau, dabar jau tik vaikščiau, paskui pėsčia, nes keliukai išmalte. Tokiu miško keliuku pasiekti tarp miškų įsikūrusius gyventojus net Marcinkonių seniūnui sudėtinga. Išmaltus viešuosius kelius po darbų turi tvarkyti įmonės vežančios medieną. Tačiau šios dažnai net neišsiima leidimų, tad tenka kviesti ir policiją. Tai yra firmų, kurios tuo pasinaudodamos naktimis, vakarais, rytais anksti perveža medieną, išveža ir sugadina tą kelią. Turim kelią Puvočiai, Mardasavo Žiūrai, kur kartais savaitę trečiadieniais važiuoja maršrutinis autobusas. Yra buvę atveju, kad net žmonės turėdavo jį pastumėti. Privačių miškų savininkai iš pajamų už parduotą medieną ir nenukirstą mišką moka 5 procentų mokestį, urėdijos 15. Surinktos lėšos naudojamos miško keliams tvarkyti bei kitoms reikmėms. Pernai miško kelių priežiūrai valstybinių miškų urėdija skyrė apie 3 milijonus eurų. Šiemet planuojama milijonų daugiau. Tačiau bendroms miško ūkio reikmėms surinktos lėšos nepatenka į savivaldybės, o šioms pinigų keliams tvarkyti trūksta.